Riebalai žudikai, tai yra transriebalai, slepiasi maisto produktuose, kurie yra sukurti pramonės. Pavyzdžiui, jeigu mes turime saldainius, sausainius, tortus, torčiukus, pyragėlius, netgi sūreliuose, varškės, mes galime rasti iš dalies hidrintus arba visiškai hidrintus riebalus. Tai būtent iš dalies hidrinti riebalai yra dar daugiau turintis transriebalų rūgščių ir nepalankesni žmogaus sveikatai. Ir vartotojas, kuris renkasi maisto produktus, va tokius, kuriuos išvardinau, sausainiukus, konditerinius įvairiausius gaminius, turėtų vengti produktų, kurių sudėtyje yra parašyta iš dalies hidrintas riebalas, visiškai hidrintas riebalas, tai būtent šitų reikėtų tikrai vengti. Ir visuomet ant pakuočių yra užrašyta, kad čia yra hidrintas ten toks. Sudėty. Bet kur dar mes jų galime rasti, tai gruzdindami, skrudindami maistą. Pavyzdžiui, jeigu mes čeburekus verdame aliejuje, bulvytės free gruzdiname gruzdintuvėje gausioje riebalų, iš esmės susidaro taip pat transriebalų rūgštis, tai yra toksinės, kancerogeninės medžiagos ir kuo mažiau tokio maisto turėtų būti racione. Mes juk bulvytės galime įsikepti tiesiog orkaitėje apšlakstę geru aliejumi ir kas dar yra svarbu, kad ir tie patys čeburekai netgi gali pasigaminti toj pačioj orkaitėje, nebūtinai gruzdinti riebaluose.